Šis momentas apie drąsą gyventi, kurti, reikštis, būti savimi, apie drąsą ketinti ir išdrįsti veikti, išdrįsti eiti nepramintais keliais, nes savus kelius ir turime praminti patys, kitaip jie bus kažkieno kito. Šis momentas apie drąsą išdrįsti, pamatyti tuos kelius, net jei jie, o juo labiau jei jie, skiriasi nuo įprastinių. O kas yra įprastiniai? Tai kitų praminti ir išminti takai. Kartais jie būna asfaltų nulietos autostrados, o tam reikia labai daug darbo, gebėjimų ir atkaklumo. O kartais tai tiesiog išmaknotas purvynas. Ketinimas skiriasi nuo noro. Juk sakoma, panorės ir praeis. O ketinimas, jis gimsta valios gelmėse. Jis susijęs su valia, ne su žodžiais, nors jais ir išreiškiamas. Tai paklaus savęs, ką tu išties ketini. Tu ketini tai, apie ką svajoji, ko nori, ką planuoji, ar ką nors kita, o gal priešingai? Tu ketini daryti, ar ketini bijoti? Tu ketini turėti, ar ketini atstumti, nors tiek kartų to prašei ir šaukei į visatą, kad ateitų į tavo gyvenimą. Bijai, kad bus per daug, per greitai, per gerai, ar tu išties ketini priimti tai, ko sieki, ko prašai, ką kvieti? Taip, tai priimk. Šis momentas yra apie drąsą pradėti naujai, pažvelgti šviežiai, atversti naują lapą, perkrauti matricą, eiti su savo jėga, išdrįsti ją turėti, ketinti ją atverti savyje, leisti ją nušvisti tavyje, prisipažinti ir pripažinti, kad tu ją turi. Bet tada negalėsi skųstis. Tada ir turėsi daryti pats. Ką reiškia pats? Su dvasia tavyje. Su ta, kuri perveda per gyvenimus, realybės ir laikus, per amžinybės mirksnius, per vargų ir per džiaugsmų koridorius, per užtemimų taip pat, per užtemimus ir nušvitimus, mažus ir didelius, ilgus ir trumpus, per visus praveda dvasia. Dabar metas pernerti per vieną iš tų mirktelėjimų, su savo dvasia, su savo jėga, ramia, kuklia ir oria jėga, apkabinti savo dvasią ir nerti. Leisti jai tave apkabinti, leisti jai tave drąsinti, šnibždėti į ausį apie jų dviejų planus, apie jų dviejų susitarimus, apie jų dviejų iššūkius ir pergalės, apie tai. Geros jaunaties, Savine, geros jaunaties.